Užsidirbęs. Per 2-3 paras 3000 litų skaityk pravaryti. O kur jisai juos praleido? 3000. Nu tai žodžiu, ant gėrimą visą kitą norėjo gal pasirodyti čia prieš kažką, žinai. Aha, nu jo, gyvulinis instinktas. Čia instinktas. dakantis būtent po 100 litų. Tai va. Paskui grįžta jis į Angliją, žinai, ir mums tuo tarpu reikėjo kraustytis į kitą būstą, į kitą namą. Taip. Nu ir sakau, Artūrai, sakau, ar tu turėsi, sakau, pinigų per pusę susimes, nes kai kartą gyvensim, sako, jo, turėsiu. Gerai, nu tai tada susikrojam jau daiktus, įsikvietėm taksi. Jau nuvažiuojam, sakau, nu tai duok, sakau, man tą pusę, sakau, sumokėsiu, aš paduosiu šeimininkui. Sakau, blendas, sako, eidinai, sako, išleidžiu Lietuvoj, sako, paskolink, man sako, duosi, sako, aš tau uždirbsiu, grąžinsiu, tipo. Nu tai galvoju, blenda, nu tai jeigu aš nedadėsiu, nu tai kas tada? Nu tai, taip. Tai nieko neliko ką daryti, tai paskolinau, kaip sakant. Ir po to neatidavė, paskui tenai, žinai, gyvenam. Jisai su kažkokia tai tenais draugė, moterim susipažino per internetą. Pasikvietė gyvent, nors mes gyvenom kartu vienam kambarį, buvom kaip ten kambariokai. Ir nei manęs atsiklausęs, nei nieko, sako, atvažiuoja pas mane draugė. Sakau, tai gerai, sakau, kas čia tokio? Sako, da, tai bus čia jinai, sakau, kaip tai bus, sako, tai pagyvent biškį. Sakau, palauk, tu manęs atsiklausai ir aš nieko prieš. Nu. Ar panašiai. Nu, karočią, paskui buvo bairis. Sakau, tai palauk, žiūrėk, pas man dvi lovos yra, tai kur tu ją guldysi? Sako, tai aš miegosiu ant žemės ar panašiai, sako, pasiklausi kokį čiaužinį. Taip pat tu? Ne, jisai. Ai. Ir po to, žinai, atvažiavosi, susibendravo ten jie. Sėdi, žinai, ta moteris be darbo buvo, tada be darbė. Sėdi tenais, atsivežė ten tą kažkokį pigiausią Anglijos gėrimą, lambrinį, ten kur 2 svarus kainuoja tą chemiją. Ten geria sausi šiepia, žinai, burkuoja, flirtuoja. Aš taip sėdžiu kambarį specialiai, neinu, žinai, niekur. Pasėmė telefoną įsikišęs ausinukus. Ir taip, žinai, pro vieną ausį klausau, ką ten jie šneka. Ir to taip sako, žinai, ta ponė sako, o, čia gerai, va, atvažiavau, dabar būsiu išlaikytinė. Pizė, galvoju, taip įsėmiau ausinukus, sakau, palaukit, kokia čia išlaikytinė, sakau, jis nedirba, iš mane skolinas pinigus. Ir dar čia jūs abudu būsit ant mano sprandą išlaikytiniai, sakysiu, kas aš dirbu dėl jūsų ar dėl save. Aha. Tai tasai mano dėdė, taip žinai, supyka, tipo, kad čia pasirodžiau nemandagus ir visą kitą, nu ką nemandagus, juk teisybę, sakau. Taip. Ir nervas iš tikrųjų įima, galbūt ir paliko. Nu ir paskui nieko, ten, žinai, sėdžiu prie kompo jau vakare, gal buvo apie 11, pusė 12. Nu ir jie būdo atsigulė lovon, tai, žinai, nekreipiau dėmesio, ten jie gulėjo, žinai, išnekėjęs, aš taip ausinės susidėjęs. Po to, taip, žinai, kažkaip atsiminiau, tai tipo sakė, mėgos ant žemės, ant čiūžinę, pasakyk, mano dėdė. Taip. Aš taip pasuku galvą, žinai. O, blėt, žiūri, paklodė iki lubų, kilojas, karočiai, jedinėjat niek. Aš prie kompo sėdžiu, ai, tu savo galvoji. Nepatogi situacija, pizė, galvoji, sėdžiu kambarį prie kompo, pasuku galvą, žiūri, paklodė iki lubų, kilojas, nie, blėt, žiūri, čiužinys, krūta, juda ir visas pusės. Eik tu nak. Aš tikrai tai pasiėmiau nuo spintelės telefoną, žinai, čink, parašiau. Patėviui sakau, nepatikėsi, kad dedas kambarį. Kas yra? Sakau, šimtygis, sakau, burkuoju, blėt, mylis. O aš kambarį sėdžiu, sakau, tai kaip man jausti, sakau, ai, kaip, negali būt, sako, nufilmuok. Žinai, kambarį tamsu, patamtis. Sako, nufilmuok. Sakau, jo, kaip aš tau nufilmuosiu, prieisiu, blėt, tai leido prikišiu. Tanakui, blėt. Žodžiu, buvo tokie nuotykiai linksmai išdaryti. Aha, blėt. Tai va. Bet čia, matai, Edvinai, gaunasi taip, kad jie tas dėdė pamatė, kad gali tau ant sprandų lipti. Tu, ne, dėjat gal žodžių. Ir kaip tu toliau susiklostė situacija, kaip jūsų santykiai, kas ten pasikeitė, kaip toliau. Na ir po to, žinai, aš buvau tada geros širdies, šiaip iš tikrųjų žmogus ir kažkaip pagailo man jo, jam trūko dar pinigų, jisai nemokėdavo taupyti paprasčiausiai. Su pinigų valdymu įgūdžių nebuvo. Jo, o aš tos įgūdžius gerus turėjau visą laiką, žinojo visi, kad aš moku taupyti ir turiu visą laiką. Taip.
Tai visi ir skolindavos iš manęs visą kitą, nu, kai kurie atiduodavau, va, dėlė kažkaip tai dėldavo, žinai, čia galvoju, o, čia artimas giminaitis, va, čia mano mama tavo sesė, tai čia palauksiu, tu, žinai, kai čia jaunesnis ir daug jaunesnis tipo, čia vaikas kam tau pinigų reikia. Nu, ir tada taip išėjo, kad maniškiai, nu, mama su patėvi irgi pradėjo eiti už mane, jam pradėjo ten sakyti dalykus, aiškinti, kad šitaip negalima daryti, kad tu čia blogai padarai, kad ją atsivežiai. Nesiklausęs ir su mum nepasitaręs. Ir kas svarbiausia, atvažiavo kažkokia išvis. Nu negraži, nu išvis, totalinė nulis. No. Ant blembo, po akim kapšeliai kažkokie kaip teniso vartų kamaliukų, ką aš žinau. Pildė kažkokie pasitakos biškiai. No. Tai internete geresnis nesėdis, nes jų niekas dieną nekalbina. Jūs, kad gaut dėmesį, jūs lenda į internetą, pasideda savo Photoshop'ų nuotraukas ir vaidina gražias moteris. Buvo, žinai, gimtadienis tenais apsirengęs ten klasikinį stilių tokį, žinai, švarkelis visą kitą, paltukas toks prisifotkinės, karočias susinetęs interneto nuotrauką, moterys rašo, o, čia kaip patraukliai atrodai, žinai. Vat tu šitą sėdi prie kompo vaikiausų. Tai va, tada su vienu susipažinote, nu, man ten negerai, sako, blogai gyvenu, sako, tai važiuok, padėsiu. Padėsiu. Aš dėdį padedu, o tas aigi nedirbdamas padės kažkam, kaip yra širdį. Tai va. Na, man tai apibendrinant iš viso, pavyzdžiui, mano pastebėjimas būtų toks, tokių žmonių iš viso geriau. Mes laukta prasme, neturi nei pinigų valdymo įgūdžius, nemoka taupyti. Jie tiesiog iš viso ir neišauklyti normaliai, jie su jais burt biznį be šansų, nes jie neturi esminių savybių daryti verslą. Su jais dirbti, kažką daryti, partneriauti be šansų yra ta prasme. Netgi čia bet kuris būtų buvęs tam kambarį, jis tiekis būtų taip pat daręs. Negalvoja, Edvinai. Tas pats, tiesiog. Ir tai yra susikrau daiktų, žinai, ir išeit, ta prasme. Ir beje, pagrindiniais manipuliacijos, taigi kyla ne iš kitų, kaip iš giminių ir šeimos. Pavyzdžiui, tai pas mane, kai buvo uždarytos visos manipuliacijos, aš pasakiau, kas ne su mano veikla, tas prieš mane. Sakau, kažkas žodis, sakau, kažkas čia kažką šnekėjai, sakau, jūs ateikit man, sakau, į akis pasakykit. Nes sakau, kas prieš mane yra, tas prieš mano veiklą, kas yra, tas yra prieš mane, sakau. Ir viskas, ta prasme. Ir gavosi taip, kad buvo tada lūžis ir dauguma kiti liko vis tiek prie savęs, o kiti, ta prasme, jau pradėjo mėgti mane ir taip toliau. Kai pamatė, kad man sekasi, ta prasme, visos Lietuvos reklamos, 3 kartai televizijoje, mokinių daug, taip toliau, pradėjo vos ne visi mėgti, žinai. Bet aš toliau jų, ta prasme, nemėgstu, beje, vyrų gyvenime nemėgti ir turėti, kad priešų tai yra labai gerai, nes estorona į viršų varo, žinai, ta prasme, tu neguli aptingęs lovai, tu keliesi darai, žinai, nes, ta prasme, turi kelt, turi priešų, kaip sakant. Bet, žinai, tavo artimieji vis tiek kažkaip turėjo tave palaikyti. Ne, man tai nereikia, suprantė, tu, jeigu nesi skaitęs mano Alfa vyras knygos, ten yra esminė taisyklė parašyta gyvenime. Jokių palaikymų iš kitų Alfa neima, supranti. Jis turi vidinį balsą, kuris jį palaiko jau gyvenime, jis eina kiaurai, supranti. Man čia jūsų palaikymų nereikia, žinai, suskiškite į savo rudą angą. Ir, ta prasme, nereikia. Nes jie, kai jaučia, jeigu, jam reikia mano palaikymų, nu tai aš jam duosiu palaikymą, tai jam bus zaibys. Jeigu aš noriu jo manipuliuoti, tai ką paimu, neduodu palaikymų ir jisai jam pizdas, supranti. Čia jau randa tavie jautrų tašką, kurio gali manipuliuoti, supranti. Nereikia palaikymų, žinai. Ten ir supratė mano mama patėvis, žinai, seserys, visi draugai aplinkui ir viskas, supranti. Tu esi laisvas, nepririštas prie nieko, žinai. Taip, kad tavo palaikymą gali suteikti, jeigu jau taip reikia, tai ten partneriai. Nes su vyrai sprendė problemą, žinai, kažką dirbi. Tai va. Ir tas dėdė tada, žinai, dėjo ir išėjo su jie atskirai gyventi, nes nebeatlaikė ten tų mūsų visokių varnių. Pabėgo. Ir ką, mes tik tai, kai išsinuomavom ten tą kambarį naują, tas kambarys didelis iš tikrųjų buvo ir atremontuotas viskas nauja gražu. Taip. Ir jisai pabėgo ir paskui ką, vienas likau kaip pasilas, žinai. Ir ką, vis tiek dirbdavau tenais, visakytai, ir pusę algos gal daugiau atmesdavau nuomai.
Nes per būstą išeidavo 60 svarų ar 5, o kai jis išėjo, tai man vienam reikėjo savaitę susimokėti 130 svarų. Oho. Ir taip mokėjau gal kokias 2-3 savaitės. Nu ir paskui taip pamatė mano motina su partneriu, sako, čia taip negali būti, neturi būti. Nu jie irgi tam pačiam name gyveno, tik kitam kambarį, žinai, mes ten susitarėm, radom per internetą skelbimą. Sako, nupirksim tau kitą lovą, sako, ateik pas mus, pagyvensi, sako, šeimininkui nieko nesakysim, nes ten iš tikrųjų neleidžia priimus vienim gyventi vienam kambarį. Nu tai taip slaptai, žinai, tenais apsigyvenau pas juos. Paskui ten jiems irgi pašlyjo santykiai, galvoju, ką ta Anglija, nu ką aš čia vergauju kitiems anglams. Pasieksiu, aš čia nieko nepasieksiu, jeigu nieko nedarysiu gyvenime, tai aš taip visą gyvenimą pravergausiu. Taip. O reikia daryti išvadas. Nu ir grįžau į Lietuvą. Ir dabar noriu pabaigti 12 klasių, dar liko 2 metai. Nes man Ispanikai buvo nepasisekė, jau būčiau gal ir profesiją turėjęs. Ir ką, baigsiu 12, bandysiu stoti Klaipėdą į policijos akademiją. Ir jeigu gerai pasiseks, tai prašysiu, kad siuntimo, jeigu laikysiu, kad į Vilnių tave perkėlė. Supratau, čia tavo strategija visa. Iš tikrųjų. Nes atsibodo šitie maži miesteliai ir visą kitą. Panevėžį labai daug giminių turi, bet kas iš to tas Panevėžys irgi mažas miestas, nieko gero. Vilnius labiausiai traukia kažkaip, pavyzdžiui, ir turistų privažiuoja įvairiausių žmonių ir taip toliau, įdomu. Galim grįžti prie šitų visų, kaip daro tau situacijai maždaug būnantys vyrai. Nes dabar įsivaizduoju, šiaip praktiškai, ką daro, tai yra investuoja į mano produktus. Ta prasme, geriausiai daro, nusipirka visus produktus, suinvestuoja tam tikrą sumą, su labai gera nuolaida. Ir po biškį skaitų viską. Ir jų rezultatai būna tokie, kad jie peržiūri tuos produktus, po to susiskambinam per Skype konsultaciją, mes dar išsiaiškinam, kas neaišku, kaip ką, ir jie eina susipažindina. Gal ten ne Rokišky, bet ten ir jeigu tu į Klaipėdą išvažiuosi, žinai. Galbūt tu peržiūrės netgi Rokišky jau eisi, žinai, nežinių turėsi. Susipažinti yra normalu, ta prasme, tu pats pagalvok, tame Rokiškyje, nu tu gebėsi užkalbinti kokybiškai, supranti? Jo. Turėsime, tai kas ten ką apšnekės, žinai, tu prie kokybiškai susipažinai, žinai. Turėsime, netgi vyrai jums pavyzdį iš tave, žinai, blėt, nu ir moteris apie tai kalbės maloniai bendrauja, žinai, komunikabilus yra. Turėsime, ką ten blogo apie tai šnekės, žinai. Tai tu, ta prasme, jeigu tu negali, ką daro vyrai, jeigu jie negali mokymus atvažiuoti, tai yra kažkokių finansinių problemų, dar kažkas, bet vis tiek kažkiek tai pinigų vis tiek turi, jie gali investuoti į mano produktus, produktai yra geri. Tarsi, jie duoda rezultatus, yra daug atsiliepimų, aš pridėsiu ir iš Facebook'o, šeimės iš paštų. Ir visus produktus vyrai nusipirka už 1300 litų. Nu visi DVD viskas yra. Ir po biškį, ir už to, kad 300 dar gauna ir mano šitas visas konsultacijas, Skype 3. Tai yra, jų rezultatai yra tokie, kad jie pasiima savo miestelėje numerių merginų, jas pakviečia pas save namo ir iš savo ekranų kompiuterio mokinasi šokių žingsnelius. Irgi yra DVD. Yra DVD, kaip išmok šokti su moterimi, kurio tau irgi reiks, jeigu tu nori patrauklus tapti. Vyras, kuris save gerbė, jis supranta, kad aš turiu gyvenimą mokėti šokti, nes jeigu aš nemokėsiu šokti, mano moterį pašokdins gerai mokantis vyrą šokti bus ate. Nes paprasčiausiai tai jinai gaus naujų emocijų ir vėl nežino, kas gali jai susitikti. Tai liudyja visi šokių projektai per televizorių, kaip vyrų žmonos, vos ne verslininkų naina į šokių projektų, šok su manimi ir atsiranda romanai ir skiriasi. Nu pats girdėjai, tai šokis yra, aš kaip sakau, po greitų mašinų ir šuolių iš didelio aukščio, antras dalykas, kas kelia labai didžiulės emocijas moteriai, jeigu tai taikoma gerai. Ir būtent tas DVD ir yra toks, kad tu turi kompiuterį, per YouTube tau yra atrakintos nuorodos, tu gali jas į kompiuterį parsisiųsti tos video. Ir tu atsivedi merginą, sakai, aš noriu išmokti šokti, pasileidi video, tame video matai mane su moterimi, aš tau rodau žingsnelį, tu darai ir tu kambarį mokinies pasai. Jokių šokio mokyklų nieko nereikia, kad išmoktum šokti. Tas DVD užtenka. Ir yra rezultatai tokie, kad jie prieina prie vienos moters, gauna kontaktų,
pasikviečia jas pas save, pavaikštų į pasimatymus, kada jos pasitikius jais, tada jį pasikviečia namo, pasimokina šokt, jie išmoksta šokt, tai nereiškia, kad ten visiškai išmoksta šokt varų, bet jie išmoksta pagrindus ir jie išmoksta šokt ir ta prasme sukuria ilgalaikius santykius su kokia nors patinkančia moterimi. Nes turi tokią kaip ir bendrą veiklą, kažkokią šokas mokintis. Iš tikrųjų, man šokt patinka ir sugebu, nes čia kažkada buvo atvažiavęs draugas iš Latvijos su žmona. Taip. Ir darėm šokės tokį, žinai, vakarėlį. Aha. Ir kai pradėjau šokt biškį ten breiko, žinau, ten nedaug. Jūs sakyta tokių judesiukų. Ir mano draugo, ten ta žmona pamatė, sako, eik tu savo, kaip tu šokį, sako, tik taip per televizorių esi mačius, kad kas nors taip šoktų. Tai va, čia labai yra gerai, nes čia... Tokia gislelė ir šokių pas mane, žinai, bet nėra čia kur įsimti iš tikrųjų. Ir eiti čia kai kur į Rokiškį, ieško turi būti kažkokių tai panašiai, kaip tu mokini ten salsą ar panašiai. Tai tu palauk, ta prasme, tave salsa mokins ten šokt pagal salsos muziką, kuri groja tik labai retose vietose. Tai yra ten, kur specialiai salso šokėjai susitinka. Ką tu gausi iš mano DVD, tai yra žingsneliai šokių, kurie yra pritaikomi prie klubinės ir bet kokios kitos muzikos. Tai reiškia, kad tai yra universalu. Ta prasme, tu gali eiti į grupinius salsa mokymus tam, kad prasimoktų kažkokių naujų kombinacijų. Bet jie tave riš prie sistemos, ta prasme, bus taktai 1, 2, 3, pauzė, vėl 1, 2, 3, pauzė. Ir tu, kaip žinai, toks durnelis ir šoks į tą ritmą, žinai. O realiai vyra turi mokinti vedimų taškus, kaip valdoma moteris, kaip jį liečiama šok, kaip jį yra viliojama, nes šiaip vyrai nesimokina tik šokti, mokinas, kad suviliot moterį. Tai va, tai klausimas yra toks, ar tu ryžtumės tokį daryti dalyką, kad nusipirkt produktus ir mokintis pačiam, viską žiūrėtis. Jo, aišku, būtų įdomu. Ir aš sakau, va, nes yra darę, tai tikrai ir patenkinti viską, nes sudėjus tų produktų kainą visų, kas yra pas mane, ten gaunasi apie 2 gabalus kažkas gal, virš 2. Nu, bet kadangi visus perka, tai aš padarau stiprią nuolaidą. Ir gaunas ten štuka 300. Nu, ten kažkur aš nuleidžiu. Tai ką, visos ir knygos, viskas. Nu, taip, nes sakau, nu, buvo čia atskirai pirkė, ta prasme, po keletą produktų, negauna nuolaidos ir vis tiek peržiūrė nori tų kitų produktų. Tai kam, ta prasme, tai aš irgi tai to daryčiau, visą nusipirki, gauni viską į kompą ir tu gauni planą dar, kaip tobulėti, kaip ką daryti, žinai. Ir tu po to, ką, tu gal tu į Klaipėdą, aš tą pačiam Rokiškį pašnekysi, po to gal tai į Klaipėdą išvažiuosi, žinai, ir tu tobulėsi, ir jeigu tu ten jau, žinai, tau reikės užtvirtinti ant ką, tai tu atvažiuosi į mokymus. Tai, žinai. Tu gali palyginti, ką tu gali už tuką 300 kitką nusipirkti. Nieko, kaip biškesnį jaučiu, negaučiu už tokią kainą, kaip tavo. Nu, ta prasme, materialų daiktą gali pasižiūrėti, ką gali nusipirkti už tokį, žinai. Dviratį gal kokį gerą, žinai. Bet tai pažiūrėk, žinai, kiek tau dviratis pakels santykius, rezultatus, o ten tai DVD tu gausi pavyzdžius, pavyzdžiui, netgi pasimatymas su moterimis, sufilmuotas iki parvedimo namo. Ir po to žinios apie seksą, ką namuose daryti. Materialus daiktas, nu, jis tau duos emocijų pirmas 3 dienas. Tu pavažinėjai, naujas, ne, nu gerai, savaitę gal. Nu ir tai už tų, kad 300 neįtin čia ką nupirki. Ir po to jau atsibosta. Kiek santykius pakels tau su moterimis. Su aplinkiniais žmonėmis. Kiek pakels santykius į viršų. Nu, tų produktų tu niekur nerasi ten, pavyzdžiui, šitą Torentuose dar kažkur, nes jie yra autorinių teisių, ta prasme, ir iš karto valomi. Nes pas mane ir individuali veikla, nu, ta prasme, čia investicija, žinai, tavo ateitį yra. Ir pats pagau po 2 metų jau, kai tu mentynė įstausi, žinai, o Klaipėdai koks tu būsi, žinai, peržiūrės produktų, praktikai pasivaikščiosiu. Pačioj Klaipėdai tu nuvažies, koks tu būsi tam pačiam pokalbyje, ten dėl darbo, visą kitą, kai tu būsi parsivedęs namo moterį, žinai, gerą suviliojęs, kokių 9-10 valandų. Tu į tą mentyną įžengsi koją ir taip pasatysi tą koją, kad jie pamatys čia atėjo pasitikintis vyras, o ne pasimetęs gyvenime esamas. Jo, teisingai. Nu, tarasme, ten duos tau pasitikėjimų savimi ir viską, žinai. Tai vat,
ką aš tau atsakau, rekomenduoju, tai paim tiesiog, sakau, pervest įrašęs skola į mano sąskaitą ir aš tau galiu šiandien jau atrakinyti, žinai, jos. Tai ta skola palam, kiek čia būtų tada, jeigu už kokį vieną dalyką? Ta prasme, kodėl tu skolą rašai pavedimas, dėl to, kad man mokesčių nereiktų mokėti. Nes man maždaug 300% reikia valstybėje sumokėti. Jeigu tu pervedęs parašai, kad už produktus, matau klausyras, tai aš tau galiu dabar atrakinti juos, kad tu įsitikintum, žinai, kad tu pasitikė. Kad aš tau atrakinu, tu matai, kad viskas veikia, ten gali skaityti, knygų nesiūsi, nes jau kai knygą persinti, tai nesugrąžinsi, bet DVD galiu atrakinti ir po to aš vėl užrakinti galiu. Tai, ta esmė, dėl to neperjung 3 kartai televizijoje, visus Lietuvos žinomas esu, tai, nu čia... Ne, tai... Pats supranti, kad čia yra ne... Ir skaitęs apie tai, tai jau žinau, kad esi patikimas ir visą kitą. Nu tai, žinai, aišku, aš ten apgau, tai čia, žinai, jau. Debils turi būti, žinai. Ja. Tai va, tenais, kai tavo video žiūri, tenais ištraukos, tai tos reklamos prieini, tenais Afrikė, ne, merginas. Nu tai va, čia neseniai buvo toks bairis irgi. Čia gal prieš porą savaičių su mokykla važiavome ekskursija į Uteną. Ir žodžiu, nuėjau į mokyklą, laukiu tenais, kol visi susirinks jau. Sėdžiu ant gėdės. Ir ateina tokia viena patinkanti panelė, ten, žinai, mano klasiokės draugė. Sakau, blemba, sakau, simpatiškas, sakau, supažindik. Atėjo, sako, sėsk čia, Eglė, atsisėdo, ten, žinai, pradėjom kalbėti, atsipažinom. Paskui žiūri pro duris įėjo kita mergina. Dar gražesnė. Ne. Nu kaip tai gražesnė, ką aš žinau. Nėra, kad ten labai tokios gražios, bet, žinai, kiekvieną savo tuo bendravimu pakėlė. Aha. Ir įėjo kita. Ir pažįstama, nes jau ilgą laiką su jie bendraujam per internetą. Aš atsistojau, žinai, prie jos. Sakau, labas, ištiesiau ranką, žinai, gražiai atrodai. Sakau, apsukiau, taip, žinai. Ir tada visam, kažkas tai iš mokyklos tam galo sako, o, šokiai prasideda. Aš tada žiūri, įsižiebęs, visi žiūri mane visą mokyklą. Aš nieko toksai, dzin, savim pasitikintis, taip, žinai, pasisveikinau vėl, norėjau vėl prie kitos atsisėdau, dzin. Tai, o kodėl tu nepratęsiai pažinties toliau su jie, kaip sakai? Nu, tiesiog kažkaip tada jaučiuos biškai suvaržytas. Nu, matai, tai yra, žinai, sakau, po tų produktų tu pradėsi nekreipti dėmesį į žmonės. A mokyklai tu kalbinė, dar kažkur supranti. Ir tu gausi tą savybę pohui dėti, žinai. Tada tu galėsi tęsti, nes tave programos nerakins baimės. Bet tai aišku irgi, žinai, kada jūs nerakins, kada tau reikia pirmus, vienų sėkmingų iki galo priėjimo, tada lūž programos. Nes tai nereiškia, kad tu peržiūrėsi produktų, žinai, ir blėt lūž programų. Žinai, nelūž programos, tai tik žinių kryptį turėsi, žinias ir prieisi, nes bus išaiškinta viskas, žinai. Nes YouTube yra tiesiog reklaminiai tie, neišaiškinta. Daug niuansų yra, kūnų kalbų, žodžių. Duojame taip toliau. Ja. Vakar, žinai, pas tave buvau ten tam puslapį patraukus vyras, tą ir radau tą ten tokį video, kaip tenais parašyta šokėjas. Nebiliuoja ar durniuoja kažkas tai tokio, žinai. Tai lemba, kaip tai siekiau, eina moteris su tai prieini rankas, viskai tai neleidė jai praeit, žinai, tai ai, tu skubė? Ai, tai. Lemba, kaip jokingai, jokiau žiauriai. Pavaryti tam. O klausyk, pas tavė yra kažkokių, ta prasme, neaiškumų dėl tų produktų ar kažką? Nes ta prasme, ar tu juos perki ar ne? Nu, viskas aišku šiaip. Iš tikrųjų, padeda. Tai pirmyn važiuojam, ta prasme, tau gyvenimas varo, ta prasme, šiandien peržiūrėk vieną, žinai, rytoj kitą, žinai. Tada, žinai, susidaryk planą, ką tu priesakysi, kaip tęsi pokalbį, kaip pasimsi numerį, pagal C, nes turėsi mano pavyzdžius, aš tau ten padėsiu per DVD irgi pasidaryti. Tada galėsim susiskambyti, kad užtvirtint tuos tavo planus, kaip ką pasidaryti. Varai tada į Rokiškį kalbinį ir viską, žinai. Arba neturi tenais pinigų, tai nelabai ką nori ir pradėti, žinai, nes, nu, tiesiog, aš toks žmogus nepatinka apgaut žmonių, ar maža kas neišeis, ar panašiai, žinai, geriau apsidraus, kai turėsi, tada reikia užtikrinti. Tai tu galvoji, kad tu nukentėsi Rokiškį ir po to darbo negausi po šitų dalykų?
Ne, tai darbą anksčiau ar vėliau rasiu, bet tai gali užtrukti, žinai, dabar užsirašęs, tai tipo bus tenais renovacijos čia. Aha. Ir savaitės kažkur tai jau bus darbas, nuo birželio 11. Nuo birželio 11, tu turi dar 10 dienų. Ir tu per susipažindinimus šituos dar gausi pažintį kokią, dar supranti, kur su mergina bekalbėdamas gal dar tave įkiš kur nors. Gerai, tai su pirma, ką tada man pasiūlytum prieš šitos 10 dienų dabar dar padaryti. Nusipirkt produktus, pradėti analizuoti juos ir susidaryti savo kalbinimo planą. Ir tada eiti į gatvę. Nu, už tave sakau, nenais nei dėdė, nei mama, nei patėvis. Tu turi priimti sprendimą. Tai jo. Nusipirki, žinai, investuoji, kaip tik, kai įkiši pinigų, supranti, tau bus motivacija, žinai, blėt, įkišo pinigų, nu, blėt, vis tik reikia kažką daryti, žinai. Nu, nes tu į mokymus neatvažiuosi, supranti. Mokymai, žinai, tau lieka šitas vienas dalykas. Gamba, geriau kai pradėsiu dirbti tada, nes sakau. Ne, tai tu gaiši laiką čia, supranti, šitą. Ir tu negali savęs rakinti prie Lietuvos visos tik tais. Tiesiog čia kas nors nepaisus krausi daiktus žodžius ir nieko nebijau gyvenime. Jeigu kažko bijai, tu esi bailys gyvenime. Baimė žmogaus šūdą padaro. Pažiūrėk, baimė įkisi, baimė mirsi iš baimės. Nu. Ne tame, kad bijau, bet tame, kad, žinai, nesinori pavest žmogų. Kokį žmogų? Kaip tu sakai, ne? Kokį žmogų pavest? Ta prasme, kokį žmogų pavest? Pavyzdžiui, tave. Nusipirk produktą, kaip aš nusipirksiu, jeigu dabar neturiu galimybių tam produktui pirkti. Ta prasme, tai kiek tu turi savim pinigų? Tu neturi 1300. Ne. Nu, tada tai matai jau, čia jau finansiniais problemos, ne? Kada tu galvoji susitaupyti ir kaip tu galvoji susitaupyti pinigų? Tuomet, kai pradėsi dirbti jau. Tai tu sakėjai, turi taupimų įgūdžius, tai kodėl tu nesusitaupęs esi? Todėl, kad dabar jau daug laiko be darbus, ir mane apgavo iš Anglijos, kai grįžau, tai čia kiek dabar praėjo laiko? 4 mėnesiai, gal kokie 5. Ai, nu jo, ilgas laikas. Ir nedirbau, šitą laiką aš vis nedirbau. Mokyklą tik tai lankau, žinai, ir darbo ieškus, o čia kadangi, čia ne Vilnius, čia Rokiškis, čia darbą rasti yra daug sudėtingiau. Aišku. Ir šitą visą, kiek tau ten kainuoja gyventi Rokiškį? Nu, ta prasme, tu ten pas tėvus gyveni ir kaip ten? Su močiute dabar. Ai, su močiute, aišku. Rokiškyje darbą gal gausi birželio 11, ne? Jo, panašiai. Nu, taip jau sako, kad turi prasidėtas objektas. Nu. Jo, renovuoja čia ir aš, kur gyvenu šitą pastatą renovuoja, žinai, renovacijų vyksta dabar. Nu, aišku, supranti, tai tu su savim turi ūkius jaučiu 600 lituanė ir taip juos laikai, žinai. Ne, nu, tai kai dirbtus papysit iš talbos, žinoti, teikit. Nu, tu turi, žinai, variantą dabar, kaip sakant, kad tu produktus turi įsigyti, žinai, nes, tu prasme, tai ir toks kelias, žinai, ir duok dievę, žinai, kad tu surastum tą gerą darbą, žinai, bet atsimink, kad, nu, tu gyvenime taip negali visą laiką eiti, žinai, kad tą darbą taip gauti. Tau reikia žiūrėti, kur tu esi stiprus, ką tu darai geriau nei daro bet kuris vidutiniaukas žmogus, nu, tarsi, bet kuris žmogus, ir koncentruotis į tai, dirbti prie to ir sugalvoti, kaip iš to pinigų padaryti. Tada tu pradėsi uždirbinėti rimtesnius pinigus, tai jau čia tapsi srities specialistas, o vėliau jau seka verslas, kada tu jau turi kapitalą, perki žmonių laiką. Aš turiu nusibraižę, žinai, va čia baig mokslus, tada stoti policiją, ir tada dirbti jau ir bus jau visą laiką pajamos, paprasme jau dirbti ir užsidirbti policijai darbo yra. Ko reikia valstybei, be ko negali, be medicinos pagalbos, be gaisrinės ir be policijos. Teisingai, tai pasižiūrėk, kiek policininką moka, žinai, tai nebent dar iš kyšių susirinksi, žinai. Ne, kad labai daug moka, žinai, bet jeigu ten dirbi naktiniam pamainom ar panašiai, tai aišku, tada daugiau jo susidaro. Tada gal su laiko kyla tavo laipsnis, gal tave paaukšta ar panašiai, tada vėl jau kitas dalykas. Nu taip, žinai, čia jo, reikia neįsitvirtinti. Ir kai tada jau, jeigu jau dirbsi policijai, tai tada, žinai, esu ir tokį versliuką susigalvojęs. Bet čia nežinau, kaip šiais visų pirma, kad tą versliuką pradėti, reikia turėti jų pajamų ir nemažų. Tai kad reikia dirbti ir taupyti.
Tai va. Aišku. 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 Gerai. Gerai. Jo, sėkmės, laikykis ir eik tikslų. Jo. Iki.